Labas rytas, gerbiami tarybos nariai. Pradėsime rugsėjo mėnesio posėdį lygiai 10 valandą, o posėdį pradėsime nuo sveikinimo su gimimo diena, kadangi praeitą posėdį praleido, tai sveikiname šiame lygiai po mėnesio, tai sveikiname Godą Košinskytę, kuri rugpjūčio 25 dieną šventė savo gimimo dieną, sveikinam. Ir pradėsime tautišką giesmę. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, per stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybė. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Ačiū. Taip, matau, visi tarybos nariai užsiregistravo posėdžiui, 23 jame dalyvauja, o pagal vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 1 dalį posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma. Kaip minėjau, šiandien dalyvauja 23 tarybos nariai, todėl posėdis yra teisėtas ir šiandien darbotvarkėje turime 23 klausimus. Ir pats pirmasis dėl darbotvarkės patvirtinimo, tai siūlau paklausti, ar yra norinčių paklausti ar pasisakyti dėl darbotvarkės. Nematau, tuomet kviečiu balsavimu patvirtinti šiandienos darbotvarkę. Trys tarybos nariai už, darbotvarkė patvirtinta, o pirmasis klausimas TSP 290 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 24 dienos sprendimo numeris 1/2 dėl 2024 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo pakeitimo pranešėjas Ignas Kymantas finansų skyriaus vedėjas, o nuo šito klausimo komitetų metu nusišalino Jovita Verpečinskienė, Mindaugas Lukašaitis, Lainė Dašmontienė, Andrius Burmistrovas, Vidas Bičkus, Linas Janušonis, Rima Bandzinaitė Latožienė, Vilija Krūdėlinė, Pranas Petrošius, Darius Petrošius, Virginaičienė, Mindaugas Bakša. Ar būtų dar norinčių? Priežasčių visų reikia. Reikės užprotokoluoti priežastis. Tai gal trumpai tada tarybos nariai iš eilės apie priežastis turėtų pasirašyti. Taip, manau, Kęstutis Balašaitis, tai prašau, Kęstuti, jums žodis. Labadiena, gerbiami kolegos, Vaiko dienos centrui skiriami pinigai, bendruomenės pirmininkas, tai grįžtam su to noriu. Ačiū, tai Burmistrovas, Andrius. Labas rytas visiems, nusišalimo priežastis, dirbu Tauragės ligoninėje, darbo santykiai, o viena iš sudedamųjų ten bus skirta ligoninėje pinigai. Ačiū. Ačiū, Rima Bandzinaitė Latožienė. Labadiena, darbo santykiai kultūros centre. Ačiū, Vidas Bičkus.
Labą dieną visiems. Bendruomenės Kaudvilės kraštas vykdo vaiko dienos centro funkciją. Esu pirmininkas, todėl ir nusišalinu. Ačiū Virginija Čienė. Darbo santykiai Tauragės šeimos gerovės centre. Ačiū Mindaugas Bakša. Labą dieną, darbo santykiai Tauragės ligoninėje. Ačiū Jovita Pečinskienė. Sveiki, esu meno mokyklos pirmininkė. Ačiū Lainė Dašmontinė. Taurų bendruomenės pirmininkė vadovauja Vaikų dienos centrui. Skirstamos lėšos. Ačiū Mindaugas Lukošaitis. Taip pat vadovauju Vaikų dienos centrui. Dėkuoju Linas Janušonis. Artimieji dirba Tauragės ligoninėje. Dėkuoju. Tai yra nusišalinusių. Taip, prašau, Pranai. Darius Petrošius, prašau, o paskui. Artimi šeimos nariai dirba ligoninėje ir pas PAC. Vilija Krugėlienė, darbo santykis kultūros centras. Dėkuoju. Tai aš suskaičiuoju 13 nusišalinusių. Ar jūs taip pat 13, ar ne? Tai 13 nusišalinusių, tai kadangi nelieka kvorumo, lieka 10 tarybos narių, todėl siūlau sugrįžti ir svarstyti klausimą iš esmės. Tai ačiū. Prašau, pristatykite klausimą. Labadiena, teikiame sprendimo projektą dėl biudžeto patikslinimo. Biudžetas tikslinimas atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų ir administracijos struktūrinių padalinių pateiktus prašymus atlikti pakeitimus tarp priemonių ir programų, taip pat įtraukti papildomai gaunamas dotacijas. Klausimas pristatytas ekonomikos ir kaimo reikalų komitete, bendrajame komitetų posėdyje. Atliktas vienas techninis pakeitimas, kuris buvo persiųstas tarybos nariams, tai kad įtraukiam papunktį, kad pakeičiam 1.1 priedą ir išdėstam naują redakciją. Patikslintas biudžetas didėja 1 632 770 eurų ir siekia 95 96 095 eurus. Dėkuoju. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti? Nematau, ar bus norinčių pasisakyti. Taip pat nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Taip, 22 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 291 dėl garantijos suteikimo UAB Tauragės vandenys. Pranešėjas Ignas Kymantas, prašau. Teikiamas sprendimo projektas dėl garantijos suteikimo UAB Tauragės vandenys paskolai gauti įgyvendinamam projektui nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė plus FZ. Planuojama suteikti 1 900 000 eurų garantiją. Klausimas pristatytas ekonomikos ir kaimo reikalų komitete, bendrajame komitetų posėdyje. Pridėta kontrolės audito tarnybos išvada, kad finansiniai rodikliai leidžia suteikti šią garantiją. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. (23 tarybos nariai už), sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 298 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Liepos 26 dienos sprendimo numeris 1/286 dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Pranešėja Šarūnė Sastienė, kultūros skyriaus vedėja, prašau. Labadiena.
Šis sprendimo projektas yra pateiktas todėl, kad remiantis biudžetinių įstaigų įstatymų savivaldybės biudžetinės įstaigos savininko teisės ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras. Taip pat remiantis savivaldos įstatymų nustatyta, kad meras priima ir pareigas ir atleidžia jų savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovus, įgyvendina kitas funkcijas susijusias su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovų darbo santykiais. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galiojantis savivaldybės tarybos sprendimas dėl Tauragės rajono savivaldybės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius pareigybės aprašymų patvirtinimo turi būti pripažintas netekęs galios. Šis sprendimo projektas buvo pristatytas Švietimo, kultūros ir sporto komitete, taip pat bendrame komitete, pastabų nebuvo. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu patvirtinti balsavimą. Tarybos nariai už sprendimas yra priimtas. Šitas klausimas TSP 299 dėl Tauragės kultūros centro reorganizavimo atskiriant Adakavo, Batakių, Palsūdų, Skaudvilės skyrius ir įsteigiant naujas Skaudvilės kultūros centro sąlygų aprašo patvirtinimo. Pranešėja Šarūnė Stasitienė, kultūros skyriaus vedėja. Nuo šito klausimo dėl darbo santykių kultūros centre nusišalino Vilija Krūgėlinė, Rima Bandzinaitė Latožienė ir Sigitas Kancevičius. Sigito nėra, tai ar galime pritarti nusišalinimams šių tarybos narių? Taip, prašau, Rima. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad mes nusišalinam su Vilija nuo 3 klausimų, nes jie visi susiję su kultūros centro reorganizacija. Taip, tai ar galime priimti nusišalinimus Vilijos Krūgėlinės ir Rimos Bandzinaitės Latožienės nuo TSP 299, TSP 300 ir TSP 301? Taip, prieštaraujančių nematau, nusišalinimams pritarta, prašau pristatykite klausimą. Sprendimo projekto tikslas remiantis teisės aktais tęsti Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos reorganizavimo procedūras, siekiant ją padalinti į 2 atskirus juridinius vienetus – Tauragės kultūros centrą ir Skaudvilės kultūros centrą. Buvo parengtas reorganizavimo sąlygų aprašas, remiantis teisės aktais, jis buvo paviešintas laiku, todėl dabar teikiamas tarybai patvirtinimui. Sprendimo projektas pristatytas Švietimo, kultūros ir sporto komitete bei bendrame komitetų posėdėje. Pastabų nebuvo. Ačiū. Ar tarybos nariams dar yra papildomų klausimų? Ar bus norinčių pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu patvirtinti balsavimą. (21) tarybos narys už, sprendimas priimtas. Šitas klausimas TSP 300 dėl Skaudvilės kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Šarūnė Stasitienė, prašau. Ir nuo šito klausimo lieka nusišalinusios Vilija Krūgėlinė ir Rima Bandzinaitė Latožienė. Sprendimo projekto tikslas patvirtinti Skaudvilės kultūros centro nuostatus. Reorganizavus Tauragės kultūros centrą, jis bus padalyjamas į 2 juridinius vienetus. Taip pat įgalioti Tauragės kultūros centro direktoriui registruoti naujo kultūros centro, Skaudvilės kultūros centro nuostatus. Projektas buvo svarstytas Švietimo, kultūros ir sporto komitete bei bendrame komitetų posėdėje. Pastabų nebuvo. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. (21) tarybos narių už, sprendimas yra priimtas. Šitas klausimas TSP 301 dėl Tauragės kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Šarūnė Stasitienė, nusišalina Vilija Krūgėlinė ir Rima Bandzinaitė Latožienė. Sprendimo projektas parengtas siekiant patvirtinti Tauragės kultūros centro nuostatus. Įstaigos nuostatai bus registruojami iš naujo, todėl, kad įstaigai bus suteiktas naujas juridinis kodas. Švietimo, kultūros ir sporto komitete buvo pristatytas šis klausimas, taip pat bendrame komitetų posėdėje, pastebėjimų ir pastabų nebuvo. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti.
21 tarybos narys už, sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 280 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. Liepos 3 dienos sprendimo numeris 1/204 dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo pakeitimo pranešėja Ligita Rimkuvienė. Nuo šito klausimo dėl darbo santykių šeimos gerovės centro nusišalina Virginija Eičienė. Ar galime priimti Virginijos nusišalinimą? Prašau, Virginija. Aš noriu nusišalinti ir nusekančio darbotvarkės klausimų, kadangi taip pat liečia mano įstaigą. Taip, tai ar galime priimti nusišalinimus dėl TSP 280 ir TSP 281? Prieštaraujančių nematau, pritarėme, prašau pristatyti tą klausimą. Labadiena. Parengtas sprendimo projektas, kuriame teikiama savivaldybės tarybai patvirtinti laikino atokvėpio asmens namuose kainą. Kadangi Tauragės šeimos gerovės centras pateikė dokumentus, jam suteikta akreditacija teikti šias paslaugas, reikalinga, kad savivaldybė patvirtintų ir nustatytų šios paslaugos teikimo 1 valandos įkainį. O laikino atokvėpio paslauga, jeigu trumpai dar pristatant, tai naujos paslaugos socialinių paslaugų katalogės išskirtos po Liepos 1 dienos kaip visiškai atskiros paslaugos, tai suteikia galimybę pailsėti asmeniui arba šeimai prižiūrinčiam šeimos narį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, jeigu tai nustatyta iki 23 metų gruodžio 31 dienos, tai nuolatinės slaugos ar priežiūros pagalbos poreikis. Sprendimo projektas buvo pristatytas komitetų posėdėje, pakeitimo ar papildymų nėra. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 281 dėl globos centro budinčio ir nuolatinio globotojo veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėja Ligita Rimkuvienė. Nuo šito klausimo nusišalino Virginija Eičienė. Prašau pristatykite. Sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas komitetų posėdžiuose, pakeitimų nėra, pasiūlymų gauta nebuvo. Sprendimo projekto esmė - patvirtinti naujos redakcijos globos centro budinčio ir nuolatinio globotojo veiklos finansavimo tvarkos aprašą, kuris būtent ir nustato finansavimo ir apmokėjimo už paslaugas tvarką. Naujas dalykas apraše yra įtrauktas atsižvelgiant į socialinių paslaugų įstatymo pakitusias teisinės nuostatas naujas nuolatinio globotojo institutas. Tai ir numatytos finansavimo sąlygos, esminiai dalykai tai, kad nuolatinis globotojas paimtų globoti vaikus, kuriem nustatyta nuolatinė globa ir tai būtų sudaryta galimybė vaikui būti globojamam iki pilnametystės šeimoje. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 282 dėl leidimo viešai įstaigai Tauragės ligoninėje nuomoti patalpas Vinco Kudirkos gatvė 2 Tauragėje. Pranešėja Vytautė Sutkaitinė, plėtros investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausia specialistė. Nuo šito klausimo nusišalino dėl artimųjų darbo santykių Darius Petrošius ir Pranas Petrošius, bei Linas Janušonis, bei dėl darbo santykių jų pačių, tai yra Andrius Burmistrovas ir Mindaugas Bakša. Ar galime pritarti nusišalinimams? Prieštaraujančių nematau, ištraukime korteles. Ačiū, pristatykite klausimą, prašau. Labadiena. Teikiamas sprendimo projektas dėl leidimo viešai įstaigai Tauragės ligoniniai viešo nuomos konkurso būdu išnuomoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir viešosios įstaigos Tauragės ligoninės patikėjimo teise valdomų patalpų ligoninės pastate dalį, kurios būtų skirtos ramentų pardavimo automatinės sistemos aparatui pastatyti. Išnuomojamas patalpų plotas apie 1 kvadratinį metrą, patalpos nuomojamos 3 metų laikotarpį su galimybė nuomos sutartį pratęsti dar 3 metam. Ir nustatytas pradinė nuomos kaina už 1 kvadratinį metrą, tai yra 2,96 € per mėnesį. Tiek. Dėkuoju.
Aš norėčiau pasiūlyti, kad palikti tą patį įkainį, kaip ir buvome nustatę anksčiau, kai panašią paslaugą tvirtinome, ten berods buvo 30 eurų už kvadratinį metrą. Praeitais metais buvo kavos aparatai Taip. nuomojami ir jie buvo, tarybos siūlymas buvo 30 eurų, konkurso metu, viešo nuomos konkurso metu patalpos buvo išnuomotos už 40 eurų už 1 kvadratinį metrą. Aš siūlyčiau palikti tą patį 30 eurų ir bus vienodos sąlygos visiems. Ar prieštaraujančių yra? Ne, nėra. Tai ar reikia dar tarybos sprendime kažkokio tai tarybos nutarimo papildomo? Ar užtenka tik tai dėl įkainio? Tik tais dėl nuomonių. Supratau, tuomet kviečiu balsuoti už tarybos sprendimą, kuriame įrašyti, kad pradinė kaina 30 eurų, o paskui jau konkursas, aišku. Tai jeigu prieštaraujančių nėra, kviečiu balsuoti. Taip, 18 tarybos narių už, sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 283 dėl leidimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui statyti atliekų surinkimo aikštelę Kaupių gatvė 4, Žygaičių seniūnijoje, Tauragės rajono savivaldybėje. Pranešėja Vytautė Sutkaitienė. Nuo šito klausimo dėl artimųjų darbo santykių UAB Tauragės atliekų tvarkymo centre nusišalina Laideda Ašmontienė. Ar galime pritarti nusišalinimui? Prieštaraujančių nematau. Nusišalinimas priimtas. Prašau, pristatykite klausimą. Teikiamas sprendimo projektas dėl leidimų uždarai akciniai bendroviai Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui, Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro panaudos pagrindais valdomame žemės sklype, Kaupių kaimas 4, Žygaičių seniūnija, Tauragės rajono savivaldybė, statyti atliekų surinkimo aikštelę reikalingą savarankiškai savivaldybės funkcijai, komunalinio atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas vykdyti. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narys už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 284 dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančių nekilnojamo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę Tauragės rajono savivaldybės administracijai. Pranešėja Vytautė Sutkaitienė, prašau. Teikiamas sprendimo projektas dėl leidimo perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Šiuo metu Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos patikėjimo teise valdoma nekilnojama turta esanti Mažonų seniūnijoje Tujų gatvė 13. Tai būtų administracinis pastatas, pastatas katilinė bei kiti inžineriniai statiniai. Šiuo tarybos sprendimo projektu taip pat pripažįstami netekusiais galios 2007 m. lapkričio 22 dienos Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo numeris 1.358 dėl nekilnojamo turto perdavimo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijai 1.1 papunktis ir 2011 m. spalio 19 dienos Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo numeris 1.176 dėl nekilnojamo turto perdavimo valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise 2 punktas. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Nematau, pasisakyti. Taip pat nėra, tuomet kviečiu patvirtinti balsavimą. Tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 285 dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio nekilnojamo turto esančio Tauragėje, Deniuzo Poškos gatvė 26, perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę Tauragės rajono savivaldybės administracijai. Prašau, pristatykite klausimą.
Teikiamas sprendimo projektas dėl Tauragės rajono savivaldybės dėl patalpų perdavimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Tauragės šeimos gerovės centro patikėjimo teise valdoma nekilnojama turta. Tai būtų patalpas Lopšelyje darželyje esančiame Dionizo Poškos gatvėje 26. Patalpų įsigijimo savikaina perduodamų 78 407,44 eurai, likutinė vertė rugsėjo 1 dienai 49 012 eurų 67 euro centai. Ačiū. Ir įgalioti, ir įgalioti Tauragės šeimos gerovės centro direktorių pasirašyti su Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi perduodamo turto priėmimo perdavimo aktą. Ačiū. Ar būtų norinčių pasisakyti, paklausti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 286 dėl pritarimo memorandumui dėl dviračių transporto skatinimo ir plėtros veiksmų pranešėjas Simas Gaidelionis, plėtros investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausias specialistas. Prašau. Labą dieną visiems. Priežastis parengti Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą yra gautas Lietuvos savivaldybių asociacijos 2024 m. balandžio 9 dienos raštas dėl memorandumo skirto dviračių transporto priemonių transporto plėtros iki 2035 m. strateginių gairių veiksmų plano priemonėms įgyvendinti pasirašymo. Tauragės rajono savivaldybės tarybos prašome pritarti memorandumui dėl dviračių transporto skatinimo ir plėtros veiksmų, įgalioti Tauragės rajono savivaldybės merą pasirašyti memorandumą dėl dviračių transporto skatinimo plėtros veiksmų. Klausimas buvo pristatytas komitetuose, klausimų, pastabų nebuvo. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu patvirtinti. Tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 287 dėl valstybės nekilnojamo turto pripažinimo netinkamų negalimų naudoti ir nurašymo pranešėja Inesa Paulikienė, plėtros investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistė. Prašau. Labą dieną. Teikiamo sprendimo projekto tikslas yra pripažinti nereikalingų ir netinkamų naudoti dėl funkciškai technologinio nusidėvėjimo valstybės nekilnojamo turto valdoma Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise. Ir taip pat pripažinti, tai yra siūlyti Lietuvos Respublikos vyriausybei nurašyti šį turtą. Klausimas pristatytas komitetų metu ir pastabų nebuvo. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narių už, sprendimas priimtas. Šitas klausimas SP 288 dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę Tauragės rajono savivaldybės administracijai. Pranešėja Inesa Paulikienė, prašau. Šio sprendimo projekto tikslas yra perduoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį ilgalaikį materialų į turtą, tai yra inžinerinius statinius išvardintus priede, disponuoti, naudoti, valdyti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. Klausimas pristatytas komitetų metu ir pastabų nebuvo. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Šitas darbotvarkės klausimas TSP
SP289, taip. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo numeris 1/243 dėl inžinerinių statinių kelių perėjimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn pakeitimo. Pranešėja Inesa Pauliukienė. Šio sprendimo projekto tikslas yra pakeisti minėto sprendimo 82, 135 ir 151 punktus. Klausimas pristatytas komiteto metu ir pastabų nebuvo. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt 3 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 292 dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo. Kadastro numeris nurodytas, esančio Tauragės rajono savivaldybėje, Skodvilėje, Kundročių gatvė 21, pardavimo atvirų aukcionų būdu pranešė Šarūnė Beitaitė, architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausia specialistė. Labą dieną. Šiuo sprendimo projektu siūloma teikti nacionaliniai žemės tarnybai, parduoti atviram aukcione žemės sklypą Kundročių gatvė 21 Skaudvilėje. Žemės sklypo naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių pastatų statyba. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 293 dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo. Kadastro numeris nurodytas esančio Tauragės rajono savivaldybėje, Skaudvilėje, Draugystės gatvė 7A, pardavimo atvirų aukcionų būdu. Prašau, pristatykite. Šiuo tarybos sprendimu taryba taip pat nusprendžia teikti nacionaliniai žemės tarnybai, parduoti sklypą aukcionų būdu Skaudvilėje, Draugystės gatvė 7A. Žemės sklypo naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių pastatų statyba. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt 3 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 294 dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo. Kadastro numeris nurodytas pavadinime esančio Tauragės rajono savivaldybėje, Tauragėje, Rytų gatvė 34A, pardavimo atvirų aukcionų būdu. Nuo šito klausimo nusišalina Andrius Burmistrovas, nes šitas turtas yra, suprantu, ribojasi su esamu tarybos nario turtu. Ar galime priimti nusišalinimą? Prieštaraujančių nematau, nusišalinimas priimtas. Prašau, pristatykite klausimą. Sprendimo projektu savivaldybės taryba nusprendžia teikti nacionaliniai žemės tarnybai, parduoti aukcione žemės sklypą Rytų gatvė 34, 4 arų dydžio, kuriuo naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos, taip pat susisiekimo ir inžinerinių koridorių teritorijos. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt 2 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 295 dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo. Kadastro numeris nurodytas esančio Tauragės rajono savivaldybėje, Tauragė, Paberžių gatvė, pardavimo atvirų aukcionų būdu. Pranešė Šarūnė Beitaitė. Šiuo tarybos sprendimu teiksime nacionaliniai žemės tarnybai parduoti atviram aukcione žemės sklypą Tauragėje, Paberžių gatvė
33 arų dydžio, kurio naudojimo būdas susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Dėkoju. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. (21) tarybos narys už, sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 296 dėl 2006 m. vasario 10 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties numeris nurodytas pavadinime pripažinimo pasibaigus ir kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies esančios Tauragėje Tumo Vaižganto gatvė 129B, kadastrinis numeris nurodytas, nuomos pranešėja Šarūnė Beitaitė. Tauragės rajono savivaldybės taryba šiuo sprendimu nusprendžia pripažinti netekusi valstybinė žemės nuomos sutartį žemės sklypo Tauragėje Tumo Vaižganto gatvė 129B daliai ir antru punktu išnuomoti tą dalį kitam asmeniui. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. (23) tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas ir paskutinis šios dienos darbotvarkės klausimas TSP 297 dėl 2004 m. balandžio 20 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties numeris nurodytas sprendime pripažinimo pasibaigusią ir kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies esančios Tauragėje Daržų gatvė 21 kadastrinis numeris nurodytas tarybos sprendimų projekto pavadinime nuomos. Prašau, pristatykite klausimą. Šiuo tarybos sprendimu taip pat savivaldybės taryba pripažįsta pasibaigusią valstybinę žemės nuomos sutartį žemės sklypo daliai Daržų gatvė 21 ir antrų punktų tam pačiam sklype išnuomoja kitos paskirties žemės sklypo dalį. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. (23) 23 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Ačiū šios dienos posėdį.